Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Restoranas. Labą dieną. Labą dieną. Tai ką jūs savo galvojat? Kaip suprasti? Aš jau buvau apsidžiaugęs, kai Seimūnai priėmė alkoholio prekybos apribojimus. Klausau, bet nieko nesuprantu. O dabar paaiškėjo, kad visi norintys po 22 valandos nusipirkti alkoholio gali tiesiog jį įsigyti baruose šiukštu. Nu, nežinau, žinokit. Tai ką siūlot man dabar daryti? Aš iš vis iš tikrųjų nesuprantu, prie ko čia esame mes. Nu ar jūs blemba nesuprantat? Nu mano žmona darbo fabrike prie staklių baigė 10 valandą, ane? Klausau. Tai va, ji turi pomėgį išgerti, todėl kai priėmė įstatymą, kuris draudžia po 22 valandos parduoti alkoholį, aš labai apsidžiaugiau, bet trumpam. Tai gal žinot kodėl? Nežinau. Todėl, kad dabar grįždama iš darbo, ji butelį perka blemba pas jūs. Nu, žinokit, nežinau. Tokių dalykų, kad nemačiau ir negirdėjau iš tikro. Ir kaip jūs manat, kur visas šeimos biudžetas dingsta? Žinokit, tikrai ne pas mus bare. Aš planavau per sausio mėnesį į šeimos biudžetą surinkti apie 5000 litų, o dabar net ir pusės planuotų nebesurinku. Nu, čia jau ne į mane kreiptis, atleiskite, nieko tikrai negaliu padėti. Susitarkim, padarom kaip lošimo namuose. Atnešiu jums jos nuotrauką, o jūs ją įsiminkit ir kai ji ateis pirkti, nebeparduokit. Bet žmogus ateina, sėdi bare, geria, tai aš atsiprašau, nežinau. Tai ką, jūs ir ją dabar dengiat? Ką žinau, Maksima dirba, gal jinai ten perka. Gerai, gerai, nebekankinsim čia lalūną ir lašas palašo. Supratau, kad kažkas ne taip, nes tokių dalykų paprasčiausiai nebūna. Geros nuotaikos, ate. Ačiū, Sajara. Baras klauso? Labą dieną. Labą dieną. Tai ką jūs savo galvojat? Atsiprašau, apie ką? Aš jau buvau apsidžiaugęs, kai Seimūnai priėmė alkoholio prekybos apribojimus. Atsiprašau, aš padavėjau, aš nesuprantu, apie ką jūs iš vis šnekat. Nu kas, nesupranti, nu ką šit galima nesuprast, kažkokį nesąmonę, nu tai ką tu man siūlai dabar daryt? Tai aš barmenį pakviesiu. Vieta! Nu nežinau, gal kažką seka, aš nieko nesuprantu. Alio? Labą dieną. Labą dieną. Tai ką jūs savo galvojat? O ką mes galvojame? Aš jau buvau apsidžiaugęs, kai Seimūnai priėmė alkoholio prekybos apribojimus. Ta prasme. O dabar paaiškėjo, kad visi norintys po 22 valandos nusipirkti alkoholio gali tiesiog jį įsigyti baruose šiukštu. Negali. Tai ką siūlot man dabar daryti? Galite išgerti, ateiti pas mumis. Nu ar jūs blemba nesuprantat? Nu mano žmona darbo fabrike prie staklių baigė 10 valandą, ane? Nu girdžiu. Tai va, ji turi pomėgį išgerti, todėl kai priėmė įstatymą, kuris draudžia po 22 valandos parduoti alkoholį, aš labai apsidžiaugiau, bet trumpam. Tai gal žinot kodėl? Kodėl? Todėl, kad dabar grįždama iš darbo, ji butelį perka blemba pas jūs. Negali būti, pas mane nieks nepirko. Ir kaip jūs manat, kur visas šeimos biudžetas dingsta? Nežinau. Čia jums spręsti. Aš planavau per sausio mėnesį į šeimos biudžetą surinkti apie 5000 litų, o dabar net ir pusės planuotų nebesurinku. Nu, nežinau, blogai dirba turbūt. Susitarkim, padarom kaip lošimo namuose. Atnešiu jums jos nuotrauką, o jūs ją įsiminkit ir kai ji ateis pirkti, nebeparduokit. Neturiu teisės, jinai neperka, niekas pas mus neperka, ateina pas mus vietoje ir išgeria. Tai ką, jūs ir ją dabar dengiat? Nu, nedengiu, nu kodėl aš turėčiau dengti? Tai aš vis tiek rytoj atnešiu nuotrauką. Nu, nežinau, galite nešti. Labą dieną. Nu, prašau. Tai ką jūs savo galvojat? Kodėl? Aš jau buvau apsidžiaugęs, kai Seimūnai priėmė alkoholio prekybos apribojimus. Nu, prašau, kad čia buvo. O dabar paaiškėjo, kad visi norintys po 22 valandos nusipirkti alkoholio gali tiesiog jį įsigyti baruose šiukštu. Ne, negali. Tai ką siūlot man dabar daryti? Nesupratau. Nu ar jūs blemba nesuprantat? Nu mano žmona darbo fabrike prie staklių baigė 10 valandą, ane? Nu, girdžiu. Tai va, ji turi pomėgį išgerti, todėl kai priėmė įstatymą, kuris draudžia po 22 valandos parduoti alkoholį, aš labai apsidžiaugiau, bet trumpam. Tai gal žinot kodėl? Nu, kodėl? Todėl, kad dabar grįždama iš darbo, ji butelį perka blemba pas jūs. Jūs turbūt juokaujat. Ir kaip jūs manat, kur visas šeimos biudžetas dingsta? Nu, jūs nejuokaukit vieną kartą. Aš planavau per sausio mėnesį į šeimos biudžetą surinkti apie 5000 litų, o dabar net ir pusės planuotų nebesurinku. Jeigu jinai nusipirko, prašau mus paskambinti arba šeimininkui kažką tai atsiųsti kažkokį elektroninį laišką ir tada skųstis. Susitarkim, padarom kaip lošimo namuose. Atnešiu jums jos nuotrauką, o jūs ją įsiminkit ir kai ji ateis pirkti, nebeparduokit. Nu, tai reikia į alkoholizmą vežti jau tada jau gydyti reikia, nu. Tai bus matyt, bet ar galim susitart? Galima, atneškit nuotrauką, parodykit, mes neparduosim. Tuomet ačiū ir iki ryt. Čia lašas.